Tai sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas Subaru automobilis. Tikrai daug tų Subaru automobilių turim, tiek jau ir naujesnių, tiek ir su MPI varikliukais, tai šį kartą iš Tauragės. Tauragės kraštas tikrai itin myli Subaru. Gaila, kad ten vietiniam dujininkam sunkiai sekasi su jais susitvarkyti. Tai tenka nemažai tų problemų spręsti iš to krašto, tai šį kartą klientą turim, kuris atvyko susimontuoti dujas, be abejo nesumontavom į kokybišką itališką Landirenzo sistemą į šį 2018 metų Subaru Legacy automobilį. Apie sistemą trumpai, kaip visada papasakosiu, aišku, pats valdymo blokas matosi, akivaizdžiai yra prieš akis, kaip sakyt. Labai jam ten gera vieta, žemiau jo yra saugikliai, jeigu reikia atsijungus jungti tą dangtelį nusėmus, mes be problemų prieinam. Saugi, patikima, sakykime, gera, niekam netrukdanti vieta, pats valdymo blokas aliuminėme korpuse neveltui, turi jisai aušintis, taip kad jo labai kažkur, kur labai karštas sumontuoti mes ir negalim. Visus laidus dujinės įrangos sugrupuojam, parenkam tinkamų ilgių, įvelkam juos į apsauginės gofras, tas gofras izoliuojame, kiekvieną kontaktą sulituojame. Identiškai atrodo variklio skyriuje ir gamykliniai laidai. Padarysiu keletą nuotraukų. Tiem, kurie smalsauja, galės pasizoominti ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Dujiniai purkštukai sumontuoti kaip ir kiekvienoje V formoje, šiuo atveju opozitinis, bet po 3 kiekvienoje variklio pusėje. Štai šitoje pusėje yra sumontuoti Landirenzo AEB A+ dujiniai purkštukai. Pats dujų reduktorius yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Landirenzo LI10 Turbo Oversize, galingiausia šio reduktoriaus versija. Atskirai nuo reduktoriaus montuojamas padidinto pralaidumo OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Prie akumuliatoriaus pliusinės klemos dujinės įrangos saugiklis. Instruktažo metu jisai bus be abejonės klientui parodytas, pademonstruotas, jo vietą reikia žinoti, tiek apžiūroje kartais jie mėgsta šitų dalykų paklausti. Dujinės fazės filtras taipogi čia prieš akis sumontuotas, atnaujintas, specialiai su surinkimu, tam, kad surinktų kiek įmanoma daugiau purvo ir nešvarumų į save ir apsaugotų dujinės įrangos komponentus. Tai viskas tvarkingai nuvalyta, automobilis ištestuotas, paruoštas pilnai atiduoti klientui. Tai tiek apie būtų patį variklio skyrių, dujų perjungimo mygtuko vietą sumontuojam ten, kurios pagidauja klientas. Dažniausiai Subaru modeliuose yra pasirenkama šita vieta. Ne veltui, iš tikrųjų labai gerai ir patogi, kai kurie montuoja čia, bet čia vėlgi vairas užstoja, bet čia tokie individualūs dalykai, kurių klientai pagidauja. Ten mes, kaip sakyt, tą mygtuką ir sumontuojam. Atsarginio rato vietoje turim sumontuotą dujų balioną. 82 litrų talpos, Bormech gamintojo balionas, tikrai pakankamai didelis. Pagal faktą apie 60 litrų bus galima degaliniai prisipilti dujų. Tai pakankamai solidus kiekis, atsidarom dujų pildymą ir iš karto galim piltis dujas. Mums nereikia nieko nei prisukti, nei atsukti. Jeigu norim piltis benziną, atsisukam kamštelį ir tą be problemų padarom. Labai patogu. Čia reikia vėlgi įdėti truputėlį energijos tam, kad padaryti taip, kad čia viskas atrodytų taip, kaip yra, bet viskas patikima, paprasta, elementaru. Pats adapteris, jeigu reikia, gali būti nusuktas su tikslu, kad kitoje šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje įsisukti kitą adapterį, kas yra pilnai įmanoma ir be jokių problemų galima tą padaryti. Tai tiek apie Subaru Legacy automobilį, atvykusiai į servisą 007 iš Tauragės. Jei kažką panašaus vairuojat, netgi nuo 22, 23 ir pačius naujausius, kad ir 25 metų Subaru ir domitės apie dujinę įrangą, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.